Lauk NATO okupantus. Okupantus! Lauk! Okupantus! Lauk! Okupantus! Lauk! NATO! Lauk! NATO lauk! Nei vienas jaunuolis sąmoningas, reiškia, neprivalo tarnauti, reiškia, okupaciniai kariuomeniai. Anglosaksai organizavo perversmą Ukrainoje. Jie nori padalinti, reiškia, Ukrainą į gabalus, reiškia. Jūs šito norite? Aš tikrai ne, mes irgi nenorim. Aš seniai pasisakiau ir sakysiu visada šitą, kad karas Ukrainoje prasidėjo ne vakar, ne šiandien, ne 2014 metais, o 90 metais, kai Jungtinės Amerikos valstijos nusprendė, kad NATO gali plėstis į rytus. 89 metais tuometinis JAV valstybės sekretorius Jamesas Bakeris sakė, kad NATO nepajudės į rytus nei per colį nuo Berlyno sienos. Dabar NATO yra jau už 2000 km į rytus. Tai reali grėsmė kilti trečiajam pasauliniam karui, kadangi NATO prisartino prie branduolinės galingiausios valstybės. Šiandieną norima, reiškia, ir Pabaltijo, reiškia, valstybės įtraukti šitą karinius, reiškia, veiksmus. Įtraukti, reiškia, Lenkiją į karą. O tai, reiškia, bus ne kas kita kaip trečio pasaulinio karo pradžia. Ta NATO akiplėšiška politika plėstis į rytus nepaisant kitų šalių saugumo reikalavimų, nepaisant to, kad saugumo nedalumo principas reikalauja nedidinti savo saugumo kitų valstybių sąskaitą, kitų šalių sąskaitą, NATO buvo pažeistas. 2014 metais Jungtinės valstijos ir NATO valstybės įvykdė valstybinę perversmą Ukrainoje. Mūsų nuvažiavę vadovai viešai ir garsiai tuomet šaukė apie tai, kad organizuotų visoje Ukrainoje Maidaną, kas iššaukė pilietinį karą ir kovos veiksmus Ukrainoje. Už to stovi, reiškia, Anglijos, anglosaksų, Amerikos, reiškia, Vašingtono stambusis kapitalas. Ir atvedė į valdžią nacius, atvirus nacius. Jie pradėjo terrorizuoti didžiąją dalį Ukrainos gyventojų, rusų, kurie yra rusakalbiai. 11 milijonų ukrainiečių turi giminės Rusijoje. Jos pradėjo naikinti. Uždraudė kalbą, uždraudė kultūrą. Dabar verčia visus paminklus. Trina tautos atmintį. Tai nėra teisinga. Pumpavimas ginklų, kurios NATO valstybės siunčia į Ukrainą, iš tiesų tik didina aukų skaičių. Į NATO, kaip žinote, Lietuva 2014 metais įstojo be referendumo. Be lietuvių tautos sutikimo Lietuva buvo įjungta į karinį bloką. Jungtinės Amerikos valstijos nebeslepia jau, kad jos kariauja prieš Rusiją. Annalena Baerbock, Vokietijos užsienio reikalų ministrė, jau antrą kartą pažymėjo, kad jie kariauja prieš Rusiją. Tai yra atviras karas. We are fighting a war against Russia and not against each other. Yra tik laiko klausimas, kada Rusija supras, kad tai yra egzistencinė grėsmė. Ir tada pradės veikti savigynos principas, branduolinės valstybės savigynos principas. Reiškia, kad visos tos šalis, kurios įstojo į karą prieš Rusiją, iš esmės praktiškai taps karinių veiksmų atakų teisėtais taikiniais. Bus, reiškia, frontas, čia bus, reiškia, sugriauti namai, čia bus išžudyta mūsų jaunimas, mūsų žmonės bus išžudyta. Blogiausiu atveju, jeigu įsiplieks branduolinis karas, tai praktiškai visos jūsų viltis, planai, teisės nustos egzistuoti akimirksniu, kai jūs neteisite pagrindinės teisės į gyvybę. Ginklais taika nėra pasiekima. Žmonės turi visoje šalyje suprasti, visuose šalyse, Pabaltijos šalyse, baigsis ukrainiečiai, prasidės iš apkabos, bus pradėti traukti visi kiti JAV vasalai. Latviai, Estai, Lietuviai, Lenkai ir taip iš eilės bus traukiami šitame kare prieš Rusiją. Jūs šito norite? Aš tikrai ne, mes irgi nenorime. Mes siūlome priešintis, netarnauti okupantams, reiškia. Nei vienas jaunuolis sąmoningas, reiškia, neprivalo tarnauti, reiškia, okupaciniai kariuomeniai. Taikai taip, karui ne.
Yankee! Go home. Yankee! Go home. Yankee! Go home. Yankee! Go home. Yankee!